2024 metų lapkričio 12 dienos komiteto posėdį pradedame. Komiteto posėdyje prisijungia iš 9 visi komitetai. Labai malonu. Ir šiuo momentu dar neprisijungusi švietimo ir sporto skyriaus vedėja, tai pirmo klausimu pristatys Artūras Juškauskas savo antrąjį darbotvarkės klausimą. Prašom. Taigi, teikiu tarybai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 23 metų ataskaitą svarstyti ir priimti sprendimą. Pagal reglamentą šią ataskaitą praėjusių finansinių metų ataskaitų rinkinį pristatau balandžio mėnesį, balandžio 12 tą ir atlikau. Birželio 12 dieną kontrolės komitetas detaliai svarstė tą ataskaitą, išsakė savo išvadą, kurią aš įtraukęs į aiškinamąjį raštą. Ten labai jau mes iškirti, tai ar kuklintis, ar paskaityti? Truputėlį informuokit vis tiek ir žmonės klauso. Tai kontrolės komitetas vieningai pritarė, kad kontrolės ir audito tarnyba įgyvendindama nustatytus uždavinius ir priemonės deda visas pastangas, kad auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos įrodymais, auditų rezultatai ir teiktos rekomendacijos būtų reikšmingi ir padėtų gerinti savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei užtikrintų savivaldybės lėšų ir turto panaudojimo tikslingumą, ekonomiškumą ir efektyvumą. Ir kontrolės komitetas pritarė audito tarnybos 23 metų metinių ataskaitų rinkiniui. Tai va tokia buvo jų išvada. Ir yra dar vietos valdos įstatyme funkcija tarybai svarstyti ir tvirtinti svarstyti ir priimti sprendimą dėl šio ataskaitų rinkinio. Ten terminai nenurodyti, tai va toks dabar lyg laisvesnis posėdis bus, tai šitam ir siūlau. Toks formalumas, bet labai svarbi funkcija. Taip. Ar turėtų komiteto nariai klausimų? Tada siūlau balsuoti, ar būtų balsuojančių prieš ir susilaikančių. Negirdžiu ir nematau, galima teikti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už. Ačiū, gerbiamas Artūrai. Ačiū. Todėl, kad laukia kitas komitetas, tai paskubėjom, ar dabar švietimo skyriaus vedėja prisijungusi. Gerai, tada klausom pirmąjį darbotvarkės klausimą dėl pritarimo Alytaus Panemunės progimnazijos dalyvavimui Erasmus Plus projektuose ir jų daliniam finansavimui. Prašom, gerbiama vedėja. Labą dieną, labai atsiprašau už vėlavimą, buvo interesantas ir laiką nesuvaldžiau. Viskas gerai. Pristatau sprendimo projektą, kuriuo prašau pritarti Alytaus Panemunės progimnazijos dalyvavimo Erasmus Plus projektuose dviejose ir numatyti Alytaus miesto savivaldybės 2025 metų biudžete 20%, tai yra 11 542 eurus apyvartinių lėšų vienam projektui ir 4 795 eurus apyvartinių lėšų Erasmus Plus antrojo projekto įgyvendinimui. Atkreipiu dėmesį į tai, kad lėšos po įgyvendinimo projekto bus grąžintos į miesto biudžetą. Prašau pritarti sprendimo projektui. Taip, ar bus norinčių klausti? Tada drįstu paklausti, aš gerbiama vedėja, ar jaučiat, kiek šiais metais biudžetiniais į savivaldybės biudžetą bus grąžinama lėšų? Šiais metais, kadangi pernai tikrai nebuvo turbūt daug projektų, tai negirdėjau, kad dar kažkas grąžintų, bet jau kitais metais sausio vasario mėnesį yra Vidzgirio mokyklos vienas Erasmus projektas, kuris jau grąžins, nes jo veiklos baigėsi, tai jisai gyvendins veiklas, bet turi praeiti įvertinimą veiklų ir jau bus grąžinama, o visi šiti projektai, su kuriais einu dabar trečias mėnuo iš eilės į tarybą, tai jie bus grąžinti turbūt tik tai arba metų pabaigoje, arba 26 metų biudžete. Dar kitais. Aišku, ačiū. Ar turime klausimų? Aš norėčiau paprašyti gerbiamas vedėjos, jeigu galima. Prašau. Taip, klausau. Gerbiama vedėja, gal galėtumėt mums persiųsti duomenis apie šiai dienai esančių ugdymo įstaigose
taip sakant, mokinių skaičių. Žinau, kad pernai mes turėjom tokią visą išklotinę. Manau, kad jau yra viskas stabilizavęsi, tada žinotumėm, kiek jų yra gimnazijose, progimnazijose, na ir prieš mokyklinio ugdymo, ten mokyklėlėse, darželiuose, jeigu tai nesunku. Nesunku, tikrai persiūsime. Gerai, šis klausimas nesusijęs su šiandienos sprendimo projektu. Tai siūlau balsuoti už sprendimo projektą, ar bus prieštaraujančių ar susilaikančių. Negirdžiu ir nematau. Tada 9 komiteto nariai balsuoja už ir Jurgio pageidavimą tikriausiai išpildys visiems komiteto nariams. Ačiū vedėja. Ačiū, viso geriausio. Viso gero. Jonienė pasiruošusi, prisijungusi. Prašom, Auksė, pristatykite savo sprendimo projektus. Labadiena visiems. Sprendimo projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 sausio 30 sprendimo numeris T14 dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo jų tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Tai ir praeitoje taryboje darėm pakeitimus susijusius su mūsų darbinė praktika, kuriuos matėme poreikį keisti. Na, o dabar pasikeitus teisės akto tam tikroms nuostatoms arba eliminuojant tam tikrus aukštesnius teisės aktus, nes jau jie nebetenka galios, atitinkamai koreguojama ir šis mūsų tvarkos aprašas. Suprantama. Ar būtų norinčių klausti? Ar būtų balsuojančių prieš ir susilaikančių? Negirdžiu ir nematau. Galima teigti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už sprendimo projektą. Prašom 4 sprendimo projektą pristatyti. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2023-09-29 sprendimo numeris T252 dėl savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio nekilnojamo turto perdavimo panaudos pagrindais pakeitimo. Tai šiuo sprendimu viešosios įstaigos Alytaus Telekino koreguojamas perduotas plotas, nes taip mes privalome procedūriškai elgtis, kadangi kitų sprendimų aš jums pristatysiu, kad 4 kvadratus viešo konkurso būdu nuomosime ir papasakosiu kitų sprendimų. Tai čia yra, kaip ir sakiau, toks formalumas, bet jį privalome atlikti. Ar turime klausimų? Dubliuojasi garsas, prašom, klauskit. Nijolė. Nesigirdi? Nesigirdi, gerbiama Nijolė, ten 2 įrenginiai pas jūs sujungti. Įjunkite garsą. Negirdime klausimą. Aš čia perjungiau iš telefono į planšetę, dėl to man čia. Nenoriu, atsiprašau, tik persijungiu. Neklausite? Ne. Klausimų nebeturime. Ar būtų balsuojančių prieš arba susilaikančių? 9 komiteto nariai balsuoja už sprendimo projektą. Prašom. Kitas klausimas dėl negyvenamų patalpų sporto gatvėje 2 Alytuje nuomos viešo konkurso būdu. Tai ką ir sakiau prieš tai, kad nuomosime 4 kvadratus 4 automatams, tai automatiniai žaidimų pardavimo aparatai 2 ir automatiniai kavos ir karštų gėrimų pardavimo aparatas. Tai tam buvo reikalinga prieš tai priimti sprendimą, na, o po šio sprendimo priėmimo viešo konkurso būdu, taip kaip ir kitose įstaigose, taip kaip ir numato teisės aktai, koks bebūtų plotas nekilnojamo turto, jis yra viešo konkurso būdu nuomojamas, kaip ir tą sėkmingai padarėme ir ligoninėje, ir sporto rekreacijos centre, kuomet kaina nuo tų 5 eurų iki 155 net pakilo. Tai tikrai konkurencija tose įstaigose, kurios yra pakankamai aktyviai lankomos, tai tikrai būna ir šiuo atveju taip pat mes tikimės, kad sėkmingai
pavyks tą įveiklinti ir išnuomoti. Suprantama. Ar turime klausimų? Ar būtų prieštaraujančių arba susilaikančių prieš šį sprendimo projektą? Galima teigti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už. Ačiū. Ir 6 klausimą darbotvarkės pristatykite. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo, tai pagal aukštesnius teisės aktus yra numatyta, kaip valstybės turtas yra nurašomas, tai visas tas procedūras iki šios sprendimo mes jau atlikę, yra visi sutikimai iš valstybės turto valdytojo ministerijos gauti ir šiuo atveju Ramanausko Vanago gimnazijoje buvęs turtas, kuris jau yra morališkai ir fiziškai pasenęs, yra visi atitinkami įrodantys dokumentai, kaip ir minėjau, valstybės turto valdytojo sutikimas, todėl reikalingas sprendimas ir įpareigojimas Ramanausko Vanago gimnaziją tą nereikalingą jiems turtą likviduoti. Aukse, noriu klausti, o kitos ugdymo įstaigos nepateikė noro nurašyti tą pasenusią kompiuterinę įrangą? Kol kas ne, gal kitur matot, gal nesėkmingiau veikia, ar jie gal neturi kuo jos pakeisti. Čia jau visuomet, kuomet gauname prašymus, ypatingai po inventorizacijų dažnai tas būna, tai mes greitai tas procedūras atliekam. Operatyviai reaguoja. Gerai, ačiū. Ar turime klausimų? Ar būtų balsuojančių prieš ar susilaikančių? Tyluma, galima teigti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už. Gerai, dėkoju, viso geriausio. Viso gero. Taip. Ar yra prisijungusi? Yra. Prašom, Michnovič, pristatykite savo. Tai tarybos sprendimas dėl UAB Vektrona žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo, tai šių metų spalio 25 dieną gautas investuotojo prašymas, kuris prašo jam sumažinti valstybinės žemės nuomos mokestį už 2024 metus. Investuotojas yra įvykdęs visus savo įsipareigojimus ir pagal sutartį turim teisę iki 2026 metų dar jį atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčių. Neatleisti tai yra sumažinti 50%. Aišku. O tai tas punktas sutarties, kur pasirašyta, negalioja, mes ten įsipareigoja atleisti nuo 50%, dar papildomai sprendimų reikia. Ne. Sutartyje yra įvardinta, kad mes atleidžiam ir kiekvieną kartą mes turime ateiti į tarybą ir pasitvirtinti. Nesvarbu, kad parašyta, kad nuo 22 iki 26 šitas punktas galioja. Taip, nesvarbu, mes privalom, nes mes kiekvieną kartą tikrinam, ar jie de minimis neviršina savo likučių ir ar investuotojas tinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Aišku, ačiū. Ar turime daugiau klausimų? Ar būtų balsuojančių prieš arba susilaikančių? Galima teigti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už. Sekantis tarybos sprendimas dėl UAB Tekster atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 24 metus. Tai su UAB Tekster 23 metų sausio 5 dieną buvo pasirašyta investicijų sutartis. Investuotojas šių metų spalio 21 dieną atsiuntė prašymą ir pateikė visus pagrindžiančius dokumentus apie savo padarytas investicijas. Tai vien pastato statybai padarė daugiau negu 500 000 investicijų, sukūrė 56 darbo vietas. Tai investuotojas kaip ir atitinka visus kriterijus pagal sutartį ir šio pagrindu turim teisę jį atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Ar būtų norinčių klausti? Ar būtų balsuojančių prieš arba susilaikančių? Galima teigti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už sprendimo projektą. Ačiū. Kita, prašom. Viskas, Michnovič. Taip, viskas. Taip, gerai, ačiū. Taip, Irma Maskeliūnienė, reabilitacijos ir sporto centro direktorė. Prašom, gerbiama direktorė. Labą dieną. Teikiu komitetui sprendimo projektą dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro įstatams ir įpareigojimo. Įstatus reikėjo pakeisti, kadangi pasikeitė teisės aktai, vietos savivaldos įstatymas ir viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio 3 dalis.
kurioje numatyta, kad savivaldybės viešosios įstaigos steigėjos savininkės ir dalininkės teisės ir pareigas įgyvendina per savivaldybės merą. Tai pagrindinė priežastis, dėl kurios reikėjo pakeisti, taip pat buvo patvirtinti nauji pavyzdiniai įstatai, pagal kuriuos buvo pakoreguoti mūsų senieji įstatai ir teikiami tvirtinimai. Suprantama, ar turime klausimų, gerbiamai direktoriai? Tyluma. Ar būtų balsuojančių prieš ar susilaikančių? Galima teigti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už. Ačiū, direktorė. Ačiū Jums. Taip. O gal yra kiti? Ne. Palaukit, aš pabandau žiūrėti. Gerai. Nesitikėjau, kad mes čia taip stropiai dirbsim. Nu, tokie aiškus klausimai ir aiškinamuose raštuose viskas išdėstyta, taip kad perskaičius nėra problemos. Jau prisijungęs. Taip, laba diena. Prašom, gerbiamas Romutis Žebuoli. Klausome jūsų. Laba diena. Laba diena. Noriu pristatyti savo įstaigos nuostatų pataisymus. Tai yra socialinių paslaugų įstatymo naujoje redakcijoje. Vietoj savokos bendruomeniniai vaikų globos namai įrašyta savoka šeiminiai namai. Nuostatuose keliose vietose irgi ta savoka yra pakeista iš bendruomeninių vaikų globos namų į šeiminius vaikų globos namus. Funkcijos yra tos pačios šito darinio, taip kad maloniai prašau pritarti nuostatų pakeitimui, pakeičiant štai minėtas frazes. Tai ar šeimos centrų, ar šeiminius? Šeimos centras turi 2 padalinius, globos centrą ir turėjo bendruomeninius vaikų globos namus. Dabar jis turės 2 padalinius, globos centrą ir šeiminius namus, net globos žodžio nebėra ten. Taip jau pykstant vaikų globa ir globa, kad net tą žodį išmetė. Yra tik tai šeiminiai namai. Aišku, gerbiamas direktoriau, norėčiau klausti jūsų kaip ilgamečio vadovų. Ar keičiant šitus pavadinimus, jūsų kaip įstaigų vadovų buvo atsiklausta siūlymų? Gerbiama Laimutė, mūsų kaip įstaigos vadovų jau senai niekas nebeklausė nieko. O išreikščiau savo nuomonę, kad yra labai blogai, kai nebendraujama konkrečiai su įstaigų vadovais, kurie būtent vadovauja ilgus metus tokioms įstaigoms. Ir tas žodžių žaismas, ką jisai, bet prieštarauti negalim. Taip, įtvirtinta įstatymu, nieko nepadarysi. Taip, viskas aišku. Gerai, ar turime daugiau klausimų? Negirdžiu klausiančių. Žinau tik, kad yra pageidaujančių aplankyti jūsų namus komiteto narių, tai artimiausiu metu susiskambinsim, susiruošim ir atvyksim su jumis kartu vizitą padaryti. Ir dabar klausiu, ar būtų balsuojančių prieš arba susilaikančių? Negirdžiu ir nematau, galima teigti, kad už šį sprendimo projektą balsuoja 9 komiteto nariai. Sėkmės darbuose, gerbiamas direktorius. Ačiū. Viso gero. Viso gero. Klausimai dabar dar jinai anam komitete. Trumpa pertraukėlė, todėl kad šitie 2 klausimai pristatomi sveikatos komitete. Tai minutę palaukime.
ir jeigu bus daugiau norinčių vykti, gal kitą savaitę aplankysim, detaliau pasižiūrėdami, šeiminius namus. Nes čia irgi pakitimų yra, kai kur pasikeitė vietos ir Įdomu pasižiūrėti. Gerai. Gerai, jeigu yra gerbiama Joneliūnienė prisijungusi, prašom pristatyti 11 darbotvarkės klausimą. Labadiena, atsiprašau, teko kitame komitete pristatinėti Viskas gerai. Viskas gerai, palaukit. Noriu pirmiausia prisistatyti, kad esu architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, esu ne pirmokė šitame darbe, dirbau Prienų rajono savivaldybėje, turiu panašaus pobūdžio patirtį, tiesiog tik tai šiek tiek didesnis čia kolektyvas ir kita visiškai teritorija, tai bandysim kartu pasiekti rezultatų, kurių tikisi iš mūsų tiek vadovai, tiek tarybos nariai, tiek bendruomeniai. Tai va, tai jeigu galiu, dabar jau galiu pristatyti pirmąjį klausimą. Tai būtų valstybinės žemės sklypo, Ulonų gatvė 45, Alytuje dalių nustatymų. Tai yra daugiausia susiję klausimai, kuriuos skyriaus specialistai ruošia su valstybinės žemės patikėtinio funkcijų vykdymu. Tai yra šiuo atveju kreipęsis fizinis asmuo, vienas iš 8 butų savininkų, kuris norėtų nusistatyti naudojimosi dalių tvarką, reikėtų, kad taryba pritartų. Naudojimosi dalių tvarka yra surašyta, kiek priklauso kiekvienam pagal turimą pastato dalį. Tai ar taryba pritartų? Aišku, visi matome aiškinamajame rašte. Taip. Ar būtų norinčių klausti? Nesigirdi klausimų. Ar būtų balsuojančių prieš arba susilaikančių? Galima teikti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už. Prašom kitą klausimą pristatyti. Kitas panašaus pobūdžio klausimas yra dėl žemės sklypo Daugų gatvėje 7 naudojimosi dalių nustatymo. Tai vienas iš pastato savininkų yra Alytaus miesto savivaldybė, kuri jau yra, kiek aš suprantu, pritarusi aukcione parduoti statinį, kuris yra naudojimosi dalių tvarkoj vietoje pažymėtoje numeris 1 ir geltona spalva. Tos skyrius kreipėsi prašydamas parengti naudojimosi dalių tvarką, tai šiuo tikslu yra parengtas tarybos sprendimo projektas ir teikiamas svarstyti. Taip. Ar būtų norinčių klausti?
Negirdžiu ir nematau. Galima balsuoti. Ar būtų balsuojančių prieš arba susilaikančių? Negirdžiu ir nematau. Galima teikti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už sprendimo projektą. Ačiū Jums. Komiteto posėdį baigiame. Prašom išjungti vaizdą ir komiteto nariai dar neatsijunkite nuo garso.